Protokolo rašymo atmintinė. Nuo ko reikėtų pradėti, rašant protokolą? Tai visų pirma, mums reikia tekstinės rengiklės. Aš atsiversiu Microsoft Word tekstinį rengiklę. Atsivertus programą, visų pirma reikėtų nusistatyti paraštės. Viršuje štai yra meniu juosta, žiūrime į ją ir meniu juostoje pasirenkama kortelė ne Home pagrindinis, o maketas Page Layout. Ir čia susirandame mygtuką Margins paraštės. Spaudžiu šį mygtuką. Spaudžiame, einame į sąrašo pabaigą ir pasirenkame pasirinktinės paraštės. Atsiverčia lapo formatavimo dialogo langelis. Paprastai dokumentuose reikia palikti platesnę kairėje paraštę, nes reikės įsekti dokumentus. Tai kairioji paraštė paprastai paliekame 3 cm pločio, dešinėje pakanka 1, viršuje 2 ir apačioje 2. Taip, dar kartelį padidinsiu ekraną. Kairėje 3 cm paraštė, dešinėje 1 cm paraštė, viršuje 2 cm paraštė ir apačioje taip pat 2 cm paraštė. Nusistačius spaudžiame mygtuką OK, gerai. Paraštės nustatytos ir dabar galime rašyti jau protokolo sudarytoje. Šiuo atveju tai yra Gargždų kranto progimnazija. Parašau ir reikia žinoti, kad sudarytojas iškart rašomas po viršutinę paraštę. Tai iš karto prie pat krašto ir pradėjau rašyti. Dabar šitą sudarytoją reikia išlygiuoti puslapio centre. Pažymiu ir dabar kortelėje Home pagrindinis einu į skyrelį pastraipos, paragraf ir čia yra lygiuotės. Paspaudžiu antrąjį mygtuką, kuris išlygiuoja puslapio centre. Dar reikia padaryti taip, kad raidės būtų didžiosios ir paryškintos. Raidės paryškinsime toj pačioj kortelėje Home pagrindinis, žiūrėdami skyrelyje šriftas, font. Ir lietuviškai jūs matysite 3 paraidės. Pirmoji paraidė reiškia pusjuodį šriftą, antroji pasvirusi, trečioji pabraukta, 3 paraidelės. Pusjuodis, pasviręs, pabrauktas. Angliškai bold, italic, underline. Aš spaudžiu bold, pusjuodį šriftą ir tą reikia padaryti, kad visos raidės būtų didžiosios. Čia kortelėje šioje šriftų yra lango išskleidimo mygtukas. Tai yra kvadratėlis su rodyklėle. Spaudžiu šį mygtuką. Ir atsiverčia kitas dialogo langelis šriftam nustatyti. Dabar mums reikia pažymėti, kad visos raidės bus didžiosios. Štai čia yra all caps, visos didžiosios raidės. Jeigu jūsų Word yra lietuviškai, taip bus ir užrašyta. Visos raidės didžiosios. Ir spausime mygtuką OK. Taip, tai atrodo, kad mūsų tekstas šiek tiek pasislinkęs į dešinę pusę, tačiau
Taip nėra, nes prisiminkime, kad mūsų paraštė kairioji yra 3 cm dydžio ir tikrai mes esame dokumento viduryje. Dar reikėtų nepamiršti, kad mokyklos pavadinimas kranto rašomas kabutėse. Prie žodelį kranto atidarančios, prie žodelio kranto uždarančios kabutės. Apatinės kabutės arba atidaromosios kabutės rašomos naudojant klavišą Alt. Jį nuspaudžiame ir laikome kairiąją ranką nuspaudę, nepaleidžiam jokių būdų. Tada dešiniąją ranką skaičiukinėje klaviatūroje paeiliui renkame skaičius 0, paleidžiame mygtuką, tada 1, paleidžiame mygtuką, tada skaičių 3, paleidžiame mygtuką ir 2, paleidžiame mygtuką. Tai atidaromųjų kabučių kodas yra Alt 0132. Dar kartelį. Prie žodelį kranto rašau atidaromasias kabutes, spaudžiu mygtuką Alt ir kitą ranką spaudžiu mygtukus paeiliui 0, 1, 3, 2. Paleidžiu ir štai atsiranda atidaromosios kabutės. Uždaromosios kabutės rašomos panašiai. Kairioje ranka laikau nuspaudusi klavišą Alt, nepaleidžiu, o dešiniąją ranką paeiliui spaudžiu mygtukus 0, 1, 4 ir 7. Dar kartelį primenu, kad už žodelio kranto reikės rašyti uždaromasias kabutes ir jas rašau spaudžiant mygtukus, laikant kairiąją ranką mygtuką Alt, nepaleidžiu, o dešiniąją ranką rašau, paeiliui spaudžiu mygtukus 0, 1, 4, 7 ir viską paleidžiu. Būtina praleisti bent vieną tuščią eilutę. Spaudžiu klavišą Enter vieną kartą, antrą kartą ir čia rašysiu jau protokolo pavadinimą. Rašau protokolo pavadinimą, metodinės grupės posėdžio protokolas. Jį taip pat reikia išdėstyti puslapio centre. Pažymiu šitą tekstą ir taip pat kortelėje Home pagrindinis žiūriu į skiltį pastraipos, paragraf ir išlygiuoju per vidurį. Taip pat reikia rašyti pavadinimą didžiosiomis raidėmis. Tai šitoje srityje, kur yra šriftas, font, spaudžiu kvadratėlį su rodykle ir atsidariusiame lange pažymiu, kad visos raidės bus didžiosios ir spaudžiu mygtuką OK. Dar reikia paryškinti, suteikti pusjuodį šriftą. Tai šrifto skyriuje spaudžiu pirmąjį mygtuką Bold, lietuviškai pusjuodis, ir mano raidės paryškėja. Praleidžiame vėl vieną tuščią eilutę, spausdami Enter ir dar kartą ir užrašome datą. Data taip pat protokole rašoma centruotai ir po pavadinimu praleidus bent vieną tuščią eilutę, kaip minėjau, pažymiu datą ir taip pat parenku centrinę lygiuotę. Data užrašoma 3 skaičių grupėmis. Metams skiriami 4 skaitmenys, mėnesiui skiriami 2 skaitmenys ir dienai taip pat skiriami 2 skaitmenys. Skaičiai atskiriami paprastu trumpu brūkšneliu. Šalia datos toje pačioje eilutėje po santrumpos numeris rašome protokolo eilės numerį. Parašius datą vieną kartą spaudžiu tarpo mygtuką, rašau numeris, dedu taškelį iškart
ir po jo tik tai tada dedu tarpelį, tada rašau protokolo numerį. Čia naudojamas taip pat trumpasis brūkšnelis. Spaudžiame Enter ir po data iškart, nepraleidžiant nei vienos tuščios eilutės, centruotai rašome parengimo vietą. Kaip minėjau, parengimo vieta rašoma centruotai, nustatome centrinę lygiuotę. Po to praleidžiame taip pat bent vieną eilutę. Spaudžiu Enter ir dar kartelį. Rašau posėdis įvyko, dedu tarpelį ir rašau datą. Skaitmenis atskiriu trumpuoju brūkšneliu. Rašau kablelį, parašau valandas. Valandas nuo minučių atskiriu tašku ir rašau sutrumpinimą val su tašku. Kiekvienos pastraipos pirmoji eilutė turėtų būti atitraukta nuo krašto ir dažniausiai pirmosios pastraipos eilutė būna atitraukiama nuo krašto per 1,27 centimetro. Tai toks teksto atsitraukimas nuo krašto yra vadinamas įtrauka. Mes taip pat dabar pabandysime įdėti įtrauką. Pažymiu šitą eilutę ir meniu juostoje kortelėje Home pagrindinis žiūriu ties pastraipą ir sritimi ir paspaudžiu kvadratėlį su rodykle. Išskleidžiu pastraipos nustatymo kortelę ir čia reikia parašyti indentation ir yra įtrauka, tik jeigu mes atitrauksime, čia surašysime skaičius. Tai ne tik pirmą eilutę atitrauks nuo krašto, bet ir visą pastraipą. Tai čia nereikia rašyti jokių skaičių, čia nuliukai turėtų būti. Ten, kur yra specialus, special, tai mes paspaudžiame šitą trikampėlį ir spustelėjame užrašą first line pirmoji eilutė. Ir nustatome 1,27 cm. Jeigu kartais jums parodytų tokia iškristų šoktų langelis, kad tai yra negalimas matavimo vienetas, gali būti, kad jūsų Word'e yra nustatyta, kad reikia 10 skaičiaus dalis ir 100 atskirti tašku. Tai tada čia reikėtų dėti taškelį. Aš dabar kaip tik parašysiu neteisingai. Parašysiu tašką ir paspaudžiant mygtuką OK, gerai, iššoks pranešimas, kad tai nėra taisyklingi matavimo vienetai. Man kaip tik reikia rašyti kablelį, o kitiems kartais gali būti atvirkščiai, gali reikia dėti tašką. Nenustebkite, jeigu pamatysite tokią kortelę iššokant, pasitaisykite. Ir spaudžiu mygtuką OK. Ir štai mūsų visa pirmos eilutės pirmąją pastraipą atitraukia nuo krašto 1,27 cm. Užsidėjau liniuotę ir kaip tik matom, kad štai pirmoji pastraipos eilutė atitraukta yra, o štai čia yra ta kairioji paraštė šitoj vietoj. Tai matom, kad yra atitraukta tikrai. Paspaudžiame Enter, pereiname į kitą eilutę ir rašome, kas buvo posėdžio pirmininko.
Taip, dabar įjungsiu nematomus simbolius viršuje. Tai čia prie pastraipos yra toks ženkliukas, yra nespausdinami nematomi simboliai. Ir mes čia matom, kad tarp žodelių yra po tokį vidury vieną taškelį. Tai reiškia, kad tarp žodžių yra po vieną tarpą. Jų neturėtų būti daugiau. Jeigu aš paspausiu dar kartelį tarpą, štai atsiras dar vienas taškelis. Tarpai tarp žodžių turėtų būti tik po vieną. Pastebėjot, kad paspaudus pirmoje eilutėje po valandų Enter klavišą, perėjus į kitą eilutę, jau iš karto suformavo pastraipos pirmos eilutės įtrauką ir iš karto atitraukė nuo krašto 1,27 cm. Tai dabar po posėdžio pirmininkės, nurodžius posėdžio pirmininkę, mes paspausime Enter, taip pat toliau galėsime rašyti, kas sekretoriavo. Taip pat matot, kad įtrauka pirmos eilutės pastraipos taip pat yra atitraukta nuo krašto. Pereisime į kitą eilutę, spaudžiu Enter ir rašysiu posėdžio dalyvius. Rašau dalyvavo. Dedu dvitaškį ir vardinsiu dalyvius. Vardijant dalyvius reikia nurodyti pareigų pavadinimus, vardus, pavardes. Arba jei dalyvių daugiau nei 7 asmenys, nurodoma, kad dalyvių sąrašas pridedamas. Aš kaip čia, jeigu dalyvavo 11 progimnazijos mokytojų. Ir, kaip minėjau, rašomos pareigybės, vardai, pavardės. Jei dalyvavo tik metodinės grupės nariai, tai taip ir rašome. Dalyvavo metodinės grupės nariai ir išvardinam vardus, pavardės. Pastebėjote, kad vardenis 3 rašant prisiglaudė arčiau kairiosios paraštės. Tai yra todėl, kad tai yra ne pastraipos pirmoji eilutė. Mes sakiau, kad reikia atitraukti nuo krašto tik tai pirmasias pastraipo eilutės. Čia viskas gerai yra ir jeigu čia būtų pastraipos sudarytų daugiau eilučių, šitos eilutės baigus rašyti dešiniai pusėje pereitų į kairę pusę prie pat paraštės taip pat. Kitoje eilutėje rašome darbotvarkę ir dedame dvitaškį, jei bus svarstoma daugiau klausimų, jei nei vienas. Jeigu bus svarstomas tik vienas klausimas, tada reikėtų dėti taškas. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad žodį darbotvarkė reikia rašyti didžiosiomis raidėmis. Taip pat einu į skyrelį šriftas, išsiskleidžiu langą šriftų formatavimų, spaudžiu, kad visos didžiosios raidės bus. Ir reikia atitraukti nuo krašto 1,27 cm pastraipos pirmąją eilutę. Tai spaudžiu, kur yra pastraipos, paragraf, išskleidžiu langą, kur yra specialus, spaudžiu pirmą eilutę ir nustatau, kad tai būtų 1,27 cm. Atitraukiau pirmąją pastraipos eilutę nuo krašto ir jei dabar mes svarstysime darbotvarkėje bus tik vienas klausimas, dėsime tašką. Po tašku rašome iš didžiosios raidės darbotvarkės svarstomą klausimą. Po tašku reikia praleisti taip pat tik vieną tarpelį. Dar reikėtų pataisyti, nes rašant darbotvarkę pradedame žodeliu dėl. Tai
Tai būtų dėl mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos pamokų metu. Jei darbotvarkėje bus keli klausimai, tai po žodžio darbotvarkė, kaip minėjau, dedame dvitaškį ir perėjus į kitą eilutę, numeruojame darbotvarkės klausimus. Kaip sunumeruoti darbotvarkės klausimus? Meniu juostoje viršuje, kur yra pastraipos, yra numeravimo mygtukas. Spaudžiame jį, spaudžiame numeruoti. Galime pasirinkti varnelę, kaip numeruosime, kad tai bus skaičiai su taškais. Spaudžiu. Tačiau jis truputėlį atitrauktas atokiau yra dar nuo krašto, yra padidinta įtrauka. Mes įtrauką sumažinsim. Įtrauka mažinama, paspaudžiu šitą mygtuką. Įtrauka sumažėjo ir lygiai su žodžiu darbotvarkė skaičiukas pirmas susilygiavo. Spausime, pabaigus rašyti pirmąją darbotvarkės planą, paspausime Enter ir iš karto galėsime rašyti antrąjį darbotvarkės klausimą. Štai, sakykime, antrasis darbotvarkės klausimas bus dėl privalomo gimnazijos uniformų nešiojimo. Toliau rašysime, kas buvo svarstyta. Tai svarstyti ir buvo šitie du darbotvarkės klausimai. Spaudžiu Enter ir reikia nuimti numeravimą, kaip jį panaikinti. Viršuje, kai paspaudėme numeruoti sąrašą, taip pat spaudžiame tą mygtuką dar kartą ir numeravimas panaikinamas yra. Dabar mes rašysime žodį svarstyta. Jį taip pat reikia rašyti didžiosiomis raidėmis, pažymiu. Ir pažymiu, kad visos didžiosios raidės bus. Ir taip pat reikia atitraukti nuo krašto 1,27 cm. Jei darbotvarkėje buvo vienas klausimas, kaip minėjau, rašėme po darbotvarkės tašką ir parašėme tą vieną klausimėlį. Tai po svarstyta mes taip pat daugiau nenumeruosime, tiesiog po svarstyta dėsime tašką ir užrašysime tą svarstomąjį darbotvarkės klausimą. Tačiau mūsų darbotvarkėje yra du klausimai, todėl po svarstyta taip pat mes dėsime dvitaškį. Atsiprašau, po svarstytą dėsime tašką, tačiau reikia jau numeruoti svarstomus klausimus. Ir svarstytą reikia pažymėti, sunumeruoti, kai tai buvo pirmas darbotvarkės svarstomas klausimas. Vėl reikia numeruoti, tačiau reikės pradėti numeruoti nuo skaičiaus 1, nes mes svarstysime va šitą pirmąjį darbotvarkės klausimą. Tai apie tai ir turime pažymėti, kad tai buvo svarstyta. Todėl spaudžiame viršuje, kur yra numeravimas, spaudžiame šį mygtuką ir mum nurodo toliau tęsia sąrašą. Kad sąrašas nebūtų toliau tęsiamas, kai tai nebūtų trečias darbotvarkės punktas, o pirmasis dalykas, ką svarstėme, reikia ten, kur yra numeravimas, yra tokia varnelė, trikampėlis. Jį paspaudžiam ir lentelės apačioje yra nustatyti sąrašo skaičius. Taip. Ir mes prašome, kad tai bus numeruojama kaip naujas sąrašas ir nuo skaičiaus 1 prasidės vėl. Na ir tai rašome svarstytas pirmasis klausimas. Kai formuluojame sakinį, kas svarstyta, žiūrime į darbotvarkės atitinkamą pirmąjį klausimą
ten buvo rašoma dėl mobiliųjų telefonų naudojimas tvarkos pamokų metu. Tai kai rašome svarstyta, mums reikia rašyti tai be žodelio dėl vardininko linksnio. Mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarka, kas tvarka pamokų metu vardininko linksniu. Paspaudus Enter galima užsirašyti iškart, koks buvo svarstomas antrasis klausimas. Paskui sugrįšime prie to pirmojo klausimo svarstymo pildymo. Dabar galime tiesiog užsirašyti, koks buvo svarstomas antras klausimas. Tai yra, koks buvo antras darbotvarkės klausimas. Buvo dėl privalomo progimnazijos uniformų nešiojimo. Rašysime vardininko linksniu privalomos progimnazijos uniformos nešiojimas. Tačiau prie kiekvieno punkto svarstyta neužtenka tik parašyti, kas buvo svarstymo pavadinimas darbotvarkės klausimas, reikia jį trumpai glaustai aprašyti. Tai po pirmo svarstytų klausimų spaudžiu Enter ir man pasidaro antras punktas numeracijų, kurio man nereikia. Aš paspaudžiu viršuje mygtuką išjungti numeravimą ir pasinaikina antrasis klausimas ir vėlesnis pasikeičia į antrąjį. Tai dabar šitoje vietoje aš rašysiu, kas buvo svarstyta. Detalizuosiu, ką kiekvienas asmuo pasisakė konkrečių minėtų klausimų ir fiksuosiu naujoje eilutėje. Nurodant pareigas, vardą, pavardę, trumpai konstatuojamaisiais sakiniais užrašysim kalbos turinį, ką sakė, ką teigė, pritarė, konstatavo, lygino, prieštavravo, svarstė, siūlė, nurodė ar apibūdino. Tai naudosime būtąjį kartinį laiką tam aprašyti. Štai pavyzdys. Nurodom pareigas, vardą, pavardę, kokią situaciją šis žmogus nusakė, kokia tai buvo problema, parašome ir reikia neužmiršti, kad reikia pirmąją pastraipos eilutę atitraukti nuo krašto. Vėl spausime pastraipos, kvadratėlį su rodiklė, vėl paspausime, kad tai yra pirma eilutė, 1,27 cm atitraukiam ir OK. Tai va, pirma eilutė atitraukta. Dabar kalbės kitas pasisakantysis ir kito pranešėjo žodžius rašysime naujoje eilutėje. Todėl spaudžiu Enter, atitraukiu jau iš karto nuo krašto pirmąją eilutę ir galiu rašyti, ką šis pranešėjas kalbėjo. Na štai, parašiau, ką jis kalbėjo, tačiau po svarstymo visada turi būti ir nutarimas. Tai reikia rašyti iš naujos eilutės, taip pat didžiosiomis raidėmis. Spaudžiu Enter ir didžiosiomis raidėmis rašau nutarta. Jei tai būtų vienas nutarimas, vienas punktas, tai tiesiog dėčiau tašką ir parašyčiau, kas nutarta toje pačioje eilutėje iš didžiosios raidės. Tačiau jeigu yra nutarimų keli šiuo punktu, svarstomų punktų, pirmojo darbotvarkės klausimų, tada reikia dėti dvitaškį. Padarysiu gal tokį pavyzdį, kad čia būtų vienas nutarimo punktas. Nutarta, tiesiog dėsiu tašką ir parašysiu, kad buvo vienas klausimas, vienas nutarimas. Na, o prie kito, sakykime, darbotvarkės klausimo, kai bus svarstymas, tada parodysiu pavyzdį, kaip būtų užrašomi keli nutarimai. Gerai, tada rašau tašką nutarta, dedu tašką ir rašau tą nutarimą. Gali būti parašoma
ir kas balsavo, kokie balsavimo yra rezultatai. Tai jeigu to reikia, tai tiesiog rašome naujoje eilutėje balsavo, dvitaškis, kabutėse kiek už balsavo, naudojame ilgąjį lietuvišką brūkšnį, kiek prieš, kiek susilaikė. Pabaigiau rašyti pirmąjį svarstymo punktą, galiu toliau keliauti prie antrojo, kas buvo svarstyta antrojo darbotvarkės klausimų. Antrasis darbotvarkės klausimas buvo dėl privalomai progimnazijos uniformų nešiojimo. Tai numeruojant, antras svarstomas klausimas taip ir turi skambėti tik vardininko linksniu. Privalomos progimnazijos uniformos nešiojimas. Spaudžiu Enter klavišą. Ir kadangi daugiau darbotvarkėje klausimų nebuvo, man nebereikės dar kartą rašyti trečio svarstytą punkto, todėl nuimu numeravimą, paspaudžiu numeravimo mygtuką išjungti ir rašysiu, ką kalbėjo pranešėjai antruoju darbotvarkės klausimu. Užrašiau, tačiau matau, kad mano visa pastraipa truputėlį pasislinko. Tai aš galiu įtrauką priartinti prie kairės pusės arčiau ir vėl pirmą pastraipos eilutę tinkamai atitraukti 1,27 cm. Spaudžiu Enter ir dabar rašau, kas dar pasisakė. Taip, aprašau antro pranešėjo trumpai sakytos kalbos esmę. Dabar galima būtų jau suformuluoti nutarimus. Kaip minėjau, pabandysime suformuluoti, kad jų būtų keletą. Prie antrojo darbotvarkės klausimo, antro svarstyto klausimo, kad būtų 2 nutarimai. Svarstomų klausimų pasisakius paskutiniam asmeniui rašomas nutarimas. Tai spaudžiu Enter, pereinu į kitą eilutę ir didžiosiomis raidėmis rašau nutarimas. Kadangi tų nutarimų bus keli, tai dedu dvitaškį. Vėl spaudžiu Enter, pereinu į kitą eilutę. Meniu juostoje, kur yra pastraipos, pasirinksiu trikampėlį ir spausiu numeruoti sąrašą, skaičią su tašku, spusteliu, jį truputėlį įtrauką sumažinu, tačiau man reikia nustatyti, kad būtų sąrašas tęsiamas toliau. Na, sakykime, va čia buvo antras numeris, tarytum, nekreipiam dėmesį, kad čia priklauso darbotvarkei šitas klausimas, ar tai antras svarstytas klausimas, tai tiesiog, sakykime, čia yra sąrašas ir jis turėtų tęsis. Tai turėtų čia būti kaip trečias kažkoks tai klausimas, nes prieš tai buvo skaičius 2 ir mes norėsim, kad nutarimas būtų antro pirmas, antro antras, antro trečias, tai mes turime tą sąrašą kaip ir tęsti. Tai čia būtų kaip jau, sakykime, trečias, toks klausimėlis. Tai man reikia pakeisti šitą skaičių į 3 visų pirma. Tai šalia numeravimo mygtuko yra trikampėlis ir tos kortelės apačioje aš spaudžiu nustatyti numeravimo reikšmę. Set numbering value. Tai va, šitą spaudžiu. Ir dabar man reikia padaryti, tarytum mes pradėtumėm naują sąrašą, bet nuo skaičius, čia buvo skaičius 2, dabar, kad tai būtų skaičius 3. Spaudžiu OK, gerai. Dabar man reikia spausti mygtuką, kuris reiškia kelių lygių sąrašą. Va štai šį mygtuką spaudžiu varnelę
ir šito lango apačioje spausiu apibrėžti naują kelių lygių sąrašą. Define new multi-level list. Spaudžiu. Štai matom tokį langą, jeigu jis būtų mažesnis, galėtumėm jį paspaudus mygtuką mo išsiplėsti. Dabar mums reikia aprašyti tą antrą lygį. Esame pirmame lygyje, kai rašome skaičius iš eilės. Tai, sakykime, pirmas punktas, antras, trečias. Nu, antrasis lygis jau turėtų būti, sakykime, pirmo punkto pirmas, pirmo antras, antro punkto pirmas, antro punkto antras. Tai va, antro lygio sąrašą, kai mes turėsime skaičių ir atskirsime kitą skaičių tašku, tai bus antras lygis. Trečias lygis, kai būtų, sakykime, pirmas, dar būtų. Tai mums trečio lygio nereikia, mums reikia tik tai antro lygio sąrašą pakeisti. Tai spaudžiame čia skaičiuką 2, pabandysiu pasididinti langą, gal nebus per didelis. Didokas, gal vis dėlto mažesnis geriau. Tai paspaudžiu čia antrą lygį. Dabar štai šičia reikia pasirinkti, iš kur įterpti lygio numerius įterpti iš ir pirmo lygio, kad paveldėtų pirmo lygio sąrašą. Ir va čia pasirodo skaičiukas 3, taip viskas gerai, čia buvo 2, dabar čia trečias yra, todėl jisai rodo skaičių 3. Mes pilkų skaičių ištrinti negalime, tai kur yra taškai, mes galime pakeisti skliausteliu, galime žodžiu pakeisti, šitos taškus galime keisti. Sakykime, 3.1 klausimas, bet šitam protokolui tai netiktų. Dabar, jeigu čia būtų raidelės, 3.a raidelė ir skliaustas ar a raidelė ir taškas, mums reikia, kad būtų skaičiukas, pasirinksime štai čia lygio numerių stilius, kur yra. Žiūrim į stilius, tai va, kad čia būtų skaičiai, jeigu va buvo raidelės, tai va negerai, arba čia dar skliaustelis gal buvo užrašytas, tai mes skliaustelį tą galima panaikinti, mes patys galime ištrinti ir parašyti vietoj jo tašką, tačiau a raidelė jinai yra pilka, jos negalima ištrinti. Mes galime tik pasirinkti iš sąrašo, koks bus stilius lygių numerių. Tai aš pasirinku, kad bus skaičiais. Kad bus antras lygis, taip pat kaip ir pirmas bus numeruojamas skaičiais. Dabar reikia dar pažymėti, kokia bus įtrauka. Tai yra numeriai. Tie skaičiukai, vat, šitas trejetas, kiek bus atitraukta nuo krašto, nuo kairės pusės. Nuo kairės pusės, kad būtų nuo paraštės atitraukta 1,27 cm. Reikia parašyti, jeigu nėra taip. Ir, sakykime, tekstas, kad nebūtų nei kiek atitrauktas, tai rašysime 0. Ir spaudžiu OK. Dar neatrodo, kad pasikeistų numeravimas antro lygio nematom, tačiau mes įtrauką padidinsim šituo mygtuku ir štai atsiranda, kad mūsų jau yra nutarimas, kadangi jis yra svarstytas klausimas buvo antrasis darbotvarkės klausimas, tai ir nutarimas turi prasidėti skaičiumi 2 ir lygis yra 2.1. Na ir rašau, kad buvo nutarta pritarti pasiūlymui progimnazijos uniformas nešioti kasdien atsakingi budintys mokytojai. Tai va, apie šitą klausimą, apie uniformų nešiojimą nutarimas. Tai sakykime, dar ne vienas tas nutarimas buvo, apie uniformų nešiojimas dar vienas nutarimas buvo. Spaudžiu Enter klavišą ir jau matau dabar antras bus klausimas. Antras nutarimas tai yra. Na, sakykime, tėvai bus atsakingi už savo vaiko aprangą mokykloje. Toks antrasis nutarimas susijęs su privalomų progimnazijos uniformų nešiojimu ir antruoju darbotvarkės klausimu. Kartais Word rengiklė būna kaprizinga su tais numeravimas. Tai žiūrėkite prie darbotvarkės klausimo. Darbotvarkės klausimų įtrauka
padidėjo ir mums ją reikia atitraukti į dešinę pusę. Tai va štai spaudžiame šį mygtuką. Na, jis pasiklygo, atliekant kažkokį kitą veiksmą, numeruojant iš naujo. Tai spaudžiame šitą mygtuką, traukiame į dešinę pusę, dar kartą į dešinę pusę, dabar jau vietoje atsidūrė. Viskas gerai dabar. Nes Wordas toks yra kartais kaprizingas su numeracija, jeigu neišėlės numeruojama, naudojam kelių lygių numeraciją, kartais nusimeta ir nustatymai ir pradeda numeruoti taip, kaip programai pačiai patinka. Dabar, sakykime, jau nebeturime darbotvarkės klausimų, jų buvo tik tai 2, todėl yra tik tai 2 svarstyti punktai ir prie kiekvieno svarstyto punkto visada iškart turi būti nutarimas. Vienas ar keli nutarimai. Jeigu vienas iškart šalia rašomo po taško nutarimas, o jeigu nutarimai yra keli susiję su tuo klausimu, tai dedamas dvitaškis ir numeruojama, naudojama kelių lygių numeracija, dviejų lygių numeracija naudojama. Dar kartą noriu priminti, kad kiek darbotvarkė yra klausimų, tiek turi būti kartu rašyta, svarstyta ir nutarta. Tiek turi būti svarstymų ir nutarimų. Kiekvienas darbotvarkės klausimas susijęs su svarstyta. Parašius nutarimą paskutiniu svarstytų klausimų, praleidžiame 1-3 tuščias eilutes ir įforminame parašo rekvizitą. Nuo kairiosios paraštės rašome posėdžio pirmininkas ar pirmininkė ir toje pačioje eilutėje nuo centro dešiniau rašome vardą ir pavardę. Vėliau kitoje eilutėje, praleidus dar vieną eilutę, reikės rašyti posėdžio sekretorius ar sekretorė ir vardą pavardę dešinėje pusėje reikės lygiuoti kartu su pirmininko posėdžio vardu ir pavardę. Todėl, nerekomenduočiau su tabuliacijos klavišu vien spaudyti, jo nenusistačius. Tarpo klavišo taip pat nedera naudoti, nei atitraukiant, rašant viršuje mokyklos pavadinimą, nenaudoti tarpo klavišų, nei įtraukas atitraukiant nuo krašto kairiojo pastraipos pirmąją eilutę, taip pat nenaudoti tarpo klavišų, reikia jų vengti. Reikia automatiškai tai sutvarkyti ir tai būtų galima padaryti štai taip. Viršuje meniu juostoje, vėl ten pat, kur yra pastraipos formatavimo laukas, vėl spaudžiame šitą kvadratėlį su rodiklėle ir susirandame klavišą tabuliacijos žymės, tabs. Spaudžiam šitą klavišą. Ir šitame lange reikėtų nustatyti, kur bus šitos tabuliacijos žymės, kur bus rašomas parašas, kur bus rašomas vardas ir pavardė. Tai pirmąją žymę rekomenduoju dėti ir parašyti po 7,5 cm. Ir tai būtų lygiuotė centre. Mes centre bus parašas ir spaudžiame žodelį nustatyti, set. Tada ištriname viršutinę tą eilutę, tabuliacijos žingsnio, kur padėtį rašome. Taip. Ir kitas tabuliacijos žingsnelis bus ties 12,5 cm. Na ir dabar prie kairios pusės, taip, nes reikės, kad vardai ir pavardės lygiuotų,
Tai reikia ne centre išlygiuoti, o ties kairę pusę. Ir spaudžiame mygtuką OK, gerai. Dabar yra nustatyta tabuliacijos žingsnis ir spaudžiame klaviatūroje mygtuką Tab. Klaviatūroje Tab klavišas kartais žymimas tokiom dviem rodyklėm rodančiom į skirtingas pusės. Tai yra virš Caps Lock klavišų. Tai va, šį klavišą Tab paspaudžius, dedame skliaustelius ir rašome parašas. Tai va, viršuje matom, tai pritrauksiu, štai čia vat, tabuliacijos žymė ties 7,5 cm ir va čia per vidurį užrašytas yra parašas. Tai va, mes tą tabuliacijos žymę nustatėm. Kitą tabuliacijos žymę mes nustatėm ties 12,5 cm. Ir kai paspausime Tab klavišą, vat lygiai ties va šita vieta ir pradėsim rašyti. Tai va, dar kartelį spaudžiu dabar Tab klavišą ir rašau posėdžio pirmininkės ar pirmininko vardą ir pavardę. Dabar reikia keliauti į kitą eilutę, spaudžiame Enter, ją praleisti vieną tuščią ir tada, kaip minėjau, reikia užrašyti, kas posėdėje sekretoriavo. Rašome posėdžio sekretorius ar sekretorė, vėl spaudžiame Tab klavišą, skliausteliuose rašome parašas, vėl Tab klavišą spaudžiame ir užrašome vardą ir pavardę. Na, matom, gražiai susilygiavo vardai, netgi jeigu aš čia parašysiu, kad posėdžio buvo pirmininkas, vyriška giminė, ir čia parašysiu vardenis, pavardenis. Taip, vis tiek gražiai lygiai susilygioja, nes mes nustatėme tinkamai tabuliacijos žingsnius ir žingsnio padėtį. Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį? Dar nepaminėjau, kad paprastai protokolas rašomas Times New Roman šriftu. Šrifto kortelėje mes pasirinkame šriftus ir tai yra Times New Roman ir paprastai tai būna dydis 12 punktų. Na, o kad tekstas matytųsi raiškiau, jį lengviau būtų galima skaityti, tą pagrindinį tekstą nuo posėdžio įvykimo iki nutarčių pabaigos galime pažymėti ir išretinti tarpelius tarp eilučių, tada bus lengviau skaityti. Kaip tai padaryti? Ten, kur yra pastraipos, spaudžiame pastraipų langelį, kur išplečiame, išplėstinį langą ir čia nustatome, kad būtų 1,5 eilutės tarpeliai tarp eilučių. Ir spaudžiame OK. Na ir va, išretinome eilutes, dabar daug lengviau yra skaityti. Tik va, mūsų parašai pereina į kitą puslapį, tai mes po nutarčių galime nebūtinai praleisti 3 eilutes, galime praleisti ir mažiau, galime praleisti bent vieną, reikia praleisti eilutę. Tai va taip ir padarau, o kad kitame puslapyje nebūtų balto lapo, aš tiesiog kai jungsiu nematomus simbolius, tai čia matau, kad aš Enter klavišu esu pasirašiusi. Juos pažymiu ir klavišu Delete ištrinu. Išjungiu nematomus tos simbolius ir va štai matom, kad mes sutilpome į vieną puslapį. Ir netgi jeigu 2 tarpus, paspaudėm, vis tiek perėjau kitą puslapį. Tai užtenka vieno tarpo ir va štai mūsų protokolas gražus, sutvarkytas.
Kad dokumentai būtų dailesni, galime juos esančias išretintas eilutes sutankinti. Tai pavyzdžiui, va šitoje eilutėje, jeigu matot, yra nedaug žodžių, tačiau tarpai tarp žodžių yra dideli. Nors mes spaudėme tik vieną tarpo klavišą, nematomose simboliuose tai matom tik vienas taškelis. Ir va šitoje eilutėje žodžių tilpo daugiau negu va šitoje aukštesnėje eilutėje. Kaip padaryti, kad tuos tarpelius sumažinti, sutankinti žodžius? Tai paprastai dokumentuose tai yra daroma taip. Yra kairioj pusėje esančius žodžius mes skiemenuojam arba kitaip tariant įdedame sąlyginio perkelimo brūkšnelį. Kaip tai padaryti? Kas tai yra sąlyginio perkelimo brūkšnelis? Klaviatūroje kairiuoju rankos klavišu spaudžiame klavišą Ctrl ir laikome jį nuspaudę, o dešiniąją ranką paspaudžiame brūkšnelio mygtuką ir paleidę abu mygtukus mes galėsime žodis. Štai kairėje pusėje žemiau esančioje eilutėje, nei va štai ši, mes skiemenuojame žodį situacija. Po skiemens si mes galėtumėm dėti brūkšnį, bet šiaip nepaprasto, ar kaip aš sakiau, reikėtų sąlyginį perkelimo brūkšnelį dėti. Tai spaudžiu Ctrl klavišą, laikau ir brūkšniuką ir štai žodžiai pereina į kitą eilutę. Galiu dar kitoj vietoj su skiemenį perkelti, galbūt tilps dar. Va matot, šitoje vietoje iš pradžių buvo brūkšnelis, kai skiemenavom, pirmą skiemenį perkeliam, bet kai tilpo ir antroji skiemens dalis, šičia brūkšnelio jau neliko. Jis susijungia, tai už tai jis yra sąlyginio perkelimo brūkšnys. Jeigu telpa žodis ar visa žodžio dalis, ta žodis susijungia. Dar pabandysim C dar skiemenį. Na, štai tilpo gana didelė žodžio dalis. Jeigu visas būtų žodis tilpė situacija, tai tikrai jis būtų perėjęs. Bet jau skiemenuoti daugiau nereikia. Dabar žodį mokiniams galime suskiemenuoti. Mo. Ki. Netilpo. Telefonus. Te. Netilpo žodis telefonus. Dar kairėje pusėje va situacija. Na ir mokytojai. To jau skiemuo netilpo, jis neperėjo. Jeigu mes, sakykime, šitame sakinyje mes prarastume kažkokį tai žodį ir atsirastų didesni tarpai, tai mes esame jau padėję šitą sąlyginį perkelimo brūkšnelį. Aš taip įjungsiu nematomus simbolius ir mato toks tarytum kablys. Toksai va brūkšnelis yra. Tai va šičia yra šitas ženklas. Yra sąlyginio perkelimo brūkšnelio ženklas ir jis rodo, kad yra padėtas ir jeigu telpa žodis, tai jis būtinai į kitą eilutę persakykim. Žodį nešioti ištrinam. Ir va šitas žodis mokytojai perėjo, nes jis visas tilpo žodelis, jis susijungia. Spaudžiu Ctrl Z, atgal grįžtu. Taip. Būna kartais ir tokia situacija, kai yra tarp žodžių tarpas, bet mes negalim tai padaryti, kad jis persiskirtų. Tai sakykime, tarp vardo ir pavardės mes rašome tašką,
bet po taško būtinai, sutrumpinus vardą, mes būtinai turime palikti tarpelį. O kai paliekame tarpą, bet kaip šiuo atveju, matot, įrašiau V pavardenę ir vardas atsiskyrė nuo pavardės. Va, šitaip negali, vardas negali likti vienoj pusėje, pavardė kitoj pusėje. Todėl čia reikia įdėti jungiamai neperkeliamą tarpą, kad vardo trumpinys kartu su pavardė keliautų. Kaip tai padaryti? Naudojamas tam tikslui jungiamasis brūkšnys. Jį parašysim, kai spausim klaviatūroje klavišus Ctrl ir Shift. Laikysim abu nuspaudę ir dar tuo pat metu nuspausime tarpo klavišą. Tai Ctrl Shift ir tarpo klavišas mums padės parašyti jungiamąjį tarpą. Pažiūrim štai čia, aš truputėlį padidinsiu langą. Nelabai matosi viso ekrano, teks sumažinti. Gerai, tai šičia, kur yra vardas taškas pavardenė, aš ištrinu tarpą ir po vardo trumpinio padėjus tašką nebeliko jokio tarpo. Jeigu tik tarpą padedu, taip vardo trumpinys pereina į kitą eilutę. Man čia reikia įdėti jungiamąjį tarpą. Tai dar kartelį klaviatūroje spaudžiu mygtukus Ctrl Shift kartu, laikau prispaudus ir kitą ranką dar paspaudžiu tarpo klavišą. Viską paleidžiu ir dabar matom, kad vardo trumpinys neatsiskyrė nuo pavardės ir kitą eilutę neperėjo. Jeigu pažiūrėsim į jungių nematomus simbolius, matom, kad įdėjo, čia yra jungiamojo tarpo simbolis. Tai yra toks kaip laipsnio ženkliukas. Va, jis rodo, kad yra įdėtas jungiamasis tarpas ir šitas žodžio vardo trumpinys yra sujungtas kartu su pavardė. Kur pavardė bus, ten ir bus rašoma ir vardo trumpinys su tašku. Kartais tai reikia šito jungiamojo tarpo, kai rašome skaičių ir matavimo vienetus, nes tarp skaičių ir matavimo vienetų turi būti tarpas, bet jeigu skaičiai bus vienoj pusėje, o matavimo vienetai įvardinti kitoje eilutėje, tai bus negerai. Todėl yra naudojamas jungiamasis tarpas, kad skaičiai keliautų kartu su matavimo vienetais. Taip, ištrinu šitą vardenis pavardenis ir vėl man susijungia žodis, susiskiemenavo taip, kaip reikia. Būna dar tokių atvejų, kai rašant brūkšnelį, kuris reikalingas ir tarpais neskiriamas, tarp, sakykime, rašant datą, tarp žyminčių skaitmenų grupės, pavyzdžiui, 2003 gegužės 7 dieną, ar ne? Tai mes metus, mėnesį ir dieną atskirsime mažaisiais brūkšneliais. Jeigu norėsim parašyti, sakykime, 3 simfoniją, rašysim skaičių 3, dėsim brūkšniuką ir O su minkštumo ženkleliu simfonija, taip pat mums reikės brūkšnelio. Na ir daug yra tokių dalykų, sakykime, adresą rašant, gatvės numerį nuo 1, 5, ar ne, 1 namo, 5 butas, sakykime, arba įsakymo numeris ir žodis sutrumpintai gatvė ar mokykla sutrumpintai G brūkšniukas VM kla, sakykime, pavardės tarp 2 pavardžių būna rašomas brūkšnelis, tarp lygiaverčių sintaksiškai žodžių, kurie nusako vieno daikto ar reiškinio ar ypatybės pavadinimą, sakykime, lopšelis darželis su brūkšniuku rašom, paskaita seminaras, kavinė skaitykla, dažytojas tinkuotojas, arba, sakykime, nurodant pašto kodą LT brūkšnelis ir skaičiai rašomi, nurodant prie arabiškos skaitmens pridedant kelintinio skaitvardžio galūnę,
kaip aš minėjau, va, 3 simfonija, 3, 4 kanalas 2023 metais, 1 kategorija, 1 vieta, tai dar tarp, sakykime, arabiškų skaitmenų ir 2 sudurtinio žodžio dėmenį, sakykime, 30-metis. Norim tą žodį sutrumpinti, nerašom skaičių 30 brūkšniukas metis. Tai va, sutrumpinta 2 žodžio dėmenį, prieš jį rašome brūkšnelį. Penktadienį, sakykime, taip pat sutrumpintai rašom su brūkšneliu 200 milijoninis, 40 tūkstantasis. Tai čia reikia to trumpojo brūkšnelio. Bet jeigu tas, sakykime, data ar tas trumpinys žodžio yra prie dešinės eilutės krašto ir jis būna taip, kad brūkšnelį parašius ima ir persiskiria. Tai, sakykime, data negali būti perskirta, jeigu mes rašom metus, mėnesį ir dieną. Tai mėnuo ir diena negali pereiti kitą eilutę. Na, sakykime, kurioje čia dabar vietoje, pabandysiu aš tai ir užrašyti. Arba, va, sakykime, žodį aš, kokį čia dabar žodį, telefonus susiskiemenavo, čia neišeis. Na, jeigu mes tik tai parašome kur nors brūkšniuką, tai ta žodis supranta, kad reikia pereiti kitą eilutę. Nu, sakykime, vardenis. Pabandysiu aš čia padėti brūkšniuką. Va, ir perėjo į kitą eilutę. Tik padėjus brūkšnelį, jis galvoja, kad čia yra skiemenuojama. Aišku, skiemenuojama ne taip, kaip aš minėjau, ar ne. Čia yra ne jungiamasis brūkšnys. Bet tiesiog, jeigu ištrinčiau, sakykime, žodį, sakykime, va, šitą vardenis, tai šitą žodis ir paliktų su brūkšneliu. Tai va, ne šitaip skiemenuojam, ar ne, bet jeigu mes tik tai brūkšniuką parašom, jisai mano, kad reikia pereiti į kitą eilutę, perkelti tą dėmenį, kuris galėtų tilpti. Tai dabar mes, sakykime, va, šitoje vietoje, kur rašėme apie vardenis, pavardenis, sakykime, čia mes įdėsime datą. Ir rašome, sakykime, 2024, sakykime. Oi, taip. 24 metai. Ir dabar dedu brūkšniuką ir, sakykime, kovo 11 diena. Šitoj vietoj neperėjo, nes netilpo. Na, pabandysime kitą vietą surasti, kad jūs suprastumėt, kas tai esama situacija. Nu, va, štai čia. Įdėjau metus ir va, metai nuo mėnesio paėmė ir atsiskyrė, perėjo mėnuo su diena į kitą eilutę, nes padėjom brūkšnelį ir perėjo tiesiog. Tai va, kad šitaip nebūtų, reikėtų įdėti neperkeliamą brūkšnelį, kad tas brūkšnelis būtų sulipęs ir kur bebūtų metai, ten būtų ir diena, ir mėnuo, ir kad jie nepereitų į kitą eilutę, nors ir telpa aukštesnėje eilutėje, bet jie niekur nekeliautų. Naudojam šitos klavišus klaviatūroje, Ctrl, Shift ir brūkšnelis. Su viena ranka kairėje pusėje paspaudžiame 2 klavišus Ctrl ir Shift, su dešinė ranka spaudžiame brūkšnelį ir taip yra parašomas neperkeliamas brūkšnelis. Štai dabar tą paprastąjį brūkšnelį aš ištrinsiu. Taip, prisijungia jau ir matot mėnuo, o dabar su klavišais vietoj to paprasto brūkšniuko aš rašysiu neperkeliamą brūkšnelį. Tai spaudžiu 2 klavišus Ctrl Shift klaviatūroje ir su dešinė ranka brūkšniuko klavišą paleidžiu. Ir va štai matot, kad visa data
jau nebeperėjo ankstesnė eilutė, nes visa netelpa, o dalies nekėlė, kad data visa pilna liko kitoje eilutėje. Tai va štai tokios smulkmenos, svarbios smulkmenos atrodo, kaip dar būtų galima suskiemenuoti kairįjį šoną, kaip sąlyginį perkelimo brūkšnį padėti, kaip jungiamąjį tarpą ir neperkeliamąjį brūkšnelį. Ačiū už dėmesį, ačiū, kad